Sveiki visi, tai šeštoji jQuery pamoka ir šioje pamokoje aptarsime ir išmoksime dirbti su įvykiu load. Na, iš pradžių parodysiu dar vieną pavyzdį su document ready įvykiu ir iš esmės tiesiog body bloke atvaizduokime kokį nors paveikslėlį. Na, aš esu jį atsisiuntęs, štai paveikslėlis.jpg ir aš tiesiog jį atvaizduosiu. Tai, kad suprastumėte, kame esmė viso to bus. Na, tiesiog štai tas paveikslėlis, ar ne? Ir dabar čia pasirašykime vėlgi. Pasirenkame savo dokumentą ir kai jis bus užkrautas, tai yra, kai jis bus paruoštas, mes vykdysime funkciją. Function. Ir ta prasme, kai mūsų dokumentas bus užkrautas, mes vykdysime funkciją, ar ne? Ir tos funkcijos darbas būtų tiesiog alert ir, tarkim, puslapis paruoštas, tarkim, ar ne? Ir mums tiesiog, kai bus mūsų kai mūsų dokumentas bus paruoštas, arba tiesiog, užkrautas arba paruoštas, nesvarbu, tuomet mums išmes lentelę su tekstu puslapis paruoštas. Ir dabar išsisaugokime viską ir atsidarykime savo puslapį, atsinaujinkime. Ir štai kaip matote, iššoko lentelė puslapis paruoštas, bet paveikslėlis dar neiššoko. Kadangi, sakykime, ready įvykis įvyksta prieš pat puslapiui, sakykime, kaip čia pasakius. Ta prasme, kai puslapis yra paruoštas, įvyksta visas kodas, kuris yra ready bloke, ar ne? Bet pats puslapis užsikrauna vėliau. Tai kaip matote, kol mes nepaspausime dabar gerai, tol neužsikraus puslapis. Na, bet jeigu mes vykdytume ką nors kitą, tai jis užsikrautų. Tiesiog, kai mes naudojame ready įvykį, visas šis kodas, kuris yra šiame, sakykime, kodo bloke, ar ne, įvyksta prieš pat puslapiui užsikraunant. Tai yra, kai tiesiog dokumentas būna paruoštas, įvyksta kažkoks kodas ir toliau jau yra ten, tiesiog užsikrauna visi paveikslėliai ir panašiai. Tai dabar tiesiog, jeigu mes paspausime gerai, mums bus užkrautas tas mūsų paveikslėlis. Tai iš esmės, manau, supratote, tiesiog, taip, tai yra ready, sakykime, įvykis. Jis įvyksta prieš puslapį užsikraunant. Bet šios pamokos esmė yra, sakykime, šios pamokos esmė yra load įvykis. Na ir susikurkime ID atributą savo paveikslėlį ir pasivadinkime, tarkim, paveikslėlis. Ir dabar tiesiog parodysiu, ką daro load įvykis. Tai pasirinkime savo paveikslėlį, kurio ID yra paveikslėlis. Ir vykdykime įvykį load. Ir kai mūsų paveikslėlis bus užkrautas, nes, sakykime, įvykis load, tai reiškia tiesiog, kai mūsų paveikslėlis bus užkrautas, mes vykdysime funkciją, kurios darbas būtų atvaizduoti lentelėje vėlgi alert tekstą, tarkim, paveikslėlis užkrautas. Išsisaugokime, atsinaujinkime svetainę ir kaip matote, užsikrauna paveikslėlis ir tuomet iššoka būtent lentelė su užrašu paveikslėlis užkrautas. Tai reiškia, kad ready įvyksta prieš kažkam, sakykime, užsikraunant, o load įvyksta po to, kai kažkas užsikrauna. Tai šiuo atveju, jeigu mes naudotume paveikslėlis ready function, tai šis pranešimas iššoktų prieš paveikslėlį užsikraunant. Bet jeigu mes, šiuo atveju, jeigu mes naudojame load įvykį, tai kai mūsų paveikslėlis užsikrauna, tuomet mes, sakykime, vykdome šį kodą ir mums atvaizduoja būtent šį pranešimą, kad paveikslėlis užkrautas. Na tai, manau, skirtumą supratote. Tiesiog
ready prieš kažkam užsikraunant, o load kai kažkas užsikrauna. Tai tokie tie du įvykiai. Ir, na, manau, visą tai aišku ir supratote, tiesiog vėlgi atsinaujinkime svetainę, užsikrauna paveikslėlis ir iššoka lentelė su pranešimu. Taigi, vėlgi, ready prieš užsikraunant, load po užsikrovimo, sakykime. Na ir tiek šioje pamokoje, ačiū, kad žiūrėjote, tikiuosi viską supratote, laukite kitų pamokų, žinoma, jeigu kažkas neaišku, komentuokite ir klauskite, bei nepamirškite prenumeruoti, taigi iki.